turn on, tune in, drop out. Well, I feel very fine. And I see flashes of color. There's violet, yellow. I see a lot of violet and yellow. Everything is in color, and I can feel the air. I can see it. I can see all of it. Sveiki, gerbėmieji, šiandien sveikinamės iš Vyčio Purono studijos Gedimino prospekte Vilniuje, kur šiandien tęsime savo podcastą. Vakar nespėjome Stone studijoje prisiliesti prie rankinių dalykų, rankinių sintezatorių. Ir šiandien Vytis mūsų labai maloniai įsileido ir sėsime prie 90-ųjų sintukų. Vyti, ką mes ten turime? Turime Rolando du rekinius, turime Eventide Harmonizerį, Roland Juno. Geras, tai dar gal... kažkokių kasečių, kažko, Mac'į, mikserį seną. Viską. Gerai, autentika, šiandien epizodas kvepia autentika, tai nieko nelaukiam ir nerimi sesija. Nu ką, čia yra turbūt daugiausiai Pietinio kronikose pasireiškia du instrumentai, tai yra Roland JV880 ir Roland Super JV1080. Sintezatoriai, skaitmeniniai sintezatoriai, šitas pagamintas 92 metais viršutinis, šitas porą metų vėliau, 94, bet vis dar laikausi to, kad niekas negali būti pagaminta vėliau negu veiksmas filme. Tai čia yra skaitmeninių sintezatorių, tai yra romplerių era. Rompleris tai yra, kad labai mažas mikrogabaliukas atmintyje, daug kartų kartojamas, tas ciklas, jis kaip sukuria bangą, kuri gali būti transponuojama, ją grojama ten melodija ir panašiai, ir plus jis turi pakankamai didelę polifoniją, galima vienu metu daug natų groti, akordus, pedus, tokius dalykus. Ir kiekvienas garsas yra pilnai visiškai reguliuojamas, sukonstruojamas nuo nulio, tai nėra tik tai sampleris, kuris groja tai, kas įrašyta, bet tu gali tą garsą moduliuoti filtrais, ten jo amplitudę judinti, visaip žodžiu, minkyti, ir vienas garsas susideda iš 4 tokių sluoksnių. Tai gali pakankamai tokį gilų ir sodrų garsą išgauti. Tai, visa klasika, ten, nežinau, šokių muzika, ankstyvųjų 90-ųjų irgi stipriai remiasi šitais sintezatoriais, gal netgi sakyčiau, tas viršutinis, tas senesnis, man jis turbūt artimesnis, jis, sakyčiau taip, 90% to, ką aš grojau Pietinio kronikose, tai visi tie pedai, visi ambientiniai ore plaukiantis dalykai yra būtent jis, nes jis turi šiek tiek tokią traškesnį tą keitiklį, kuris atkuria iš skaitmeninio į analoginį garsą, ir tu tiesiog gali daugiau tų granulių apčiuopti. Šitas naujasis galbūt truputėlį labiau rafinuotas, nors irgi toks drumzlinas, bet man būtent patinka šito tas toks nekonkretumas. Tai visiškai, klasika. Tai pavyzdžiui, čia yra tokia scena filme, kuri apjungia keletą lokacijų. Rimantas keliauja iš Vilniaus, į Šiaulius, yra pokalbis su Monika, yra kelionė, yra perėjimas į jo buitį Šiauliuose, į kurią jis grįžta, ir tada jis atsiduria reivo tūse, kur groja Prodigy. Tai iš principo vyksta jo tokia transformacija iš Vilniaus į reivo tūsą Šiauliuose. Tai, toks, gal sakyčiau, pakankamai gerai atskleidžiantis tą vidinę virtuvę toks projektas, kad aš turiu įvairių sluoksnių, prisirašęs būtent iš to JV880 sintezatoriaus, kuriuos visokiom kombinacijom moduliuoju, vedinėju.
ir nu, turiu tokias kaip ir pagrindinės partijas. Tai viena yra arpeggijo, nu, vat, žalia spalva, tokia varpeliška, šiek tiek miglota tokia melodija. Tada yra jai prieš pastatomas stiprus riebus bosas, šitie rožiniai. Norėjau tokio truputėlį, tokį veiksmo filmą, bojavyką primenantį kažkokį garsą išgauti. Stipraus tokio vos ne gongo efekto. Ir tada turiu varpelį, kuris groja aukštą melodiją. Šiek tiek tokios, romantikos, nostalgijos, to naivumo, kuris vis dar Rimanto viduje yra. Ir tada yra tokie daugiau efektiniai sluoksniai. Tai, čia tokia, sakykime, aranžuotė, jis skamba maždaug kažkaip taip. Wow, visiškai tikrai 80-ųjų garsas su tais varpeliais. Labai gražiai pagavau autentiką, man atrodo. Kuris tau elementas labiausiai patiko? Man iš tikrųjų patinka bosas. Bosas yra iš 3 sluoksnių. Jis turi tą, tokį pagrindinį elementą, tai yra šitą liniją. Ir jeigu taip gerai įsiklausai, nuskambėjus tai natai, ten dar yra visokių detalių. Tokių liktai, barškančių. Toks lemiamas herojaus sprendimas ar kažkoks tai keičiantis gyvenimą tikrai įvykis. Nes taip ir yra filme, iš tikrųjų ir yra, kad, toks įvyksta, sakyčiau, lūžis, stiprus, negrįžtamas lūžis istorijoje. Tai toliau aš turiu, kadangi tie gongai tokie yra pavieniai ir greitai besibaigiantis, tai turiu paraleliai dar palaikančią tokią bosinę natą, kuri užtęsia ir kažkiek užpildo tą beišnykstantį tokį bosą. Ir jie kartu, tokia sukuria vientisą galingą masę. Bet vėliau aš dar pridedu rezonuojantį bosą, tai yra va šitą tokią liniją. Man toks visiškai, early 90s elektronikos, ankstyvų 90-ųjų rezonuojantis filtras duoda šiek tiek tokio lengvumo tam. Tada nežiūri taip rimtai, kad tai yra labai rimtas ir deklaratyvus garsas, jis šiek tiek duoda tokio lengvumo ir žaismingumo, kur tu startuoji liktai tokių rimtesnių ir paskui šiek tiek atveria tas rezonansas. Skamba labai rimta tema, tai bosas toks tikrai tamsokas ir nelabai geras žadantis, bet arpeggijo, man atrodo, nuspalvina. Jo, o būtent, arpeggijo tuo tarpu jis yra labai šviesus ir labai paprastas, bet toje kombinacijoje įgyja visiškai kitą spalvą. Tai tarkim, arpeggijo tiesiog vienas pats. Ir čia yra keli sluoksniai to arpeggijo. Yra tokie, yra daugiau aukštesni, jau užsivėlę su dilėjais, tie arpeggijo yra tokie sluoksniai. Yra tokie sluoksniai. Yra tokie sluoksniai, tu gali tada, tiesiog žaisti tembrų. Tau nereikia keisti pačios melodijos struktūros, tu gali tiesiog pereidinėti tarp tų sluoksnių ir į skirtingus tembrus. Tai tie varpeliai, jie tokie iš tikrųjų, tokia
duoda lengvumo, nekaltumo, naivumo, tą vat pabrėžė Rimanto. Ir man iš tikrųjų visose Pietinio kronikose norėjosi, kuriant tą muziką, kad ji nebūtų tokia per daug nugludinta, tokia overproduced, kur viskas tiksliai surežisuota, išvalyta, o norėjosi palikti kažkiek to tokio išplaukimo ore, purvo to pačiame garse, kurį mes matom ir vaizde, ir kuris yra istorijoje, ji nėra nudailinta, jis yra siužetas toks, taip kaip buvo 90-aisiais, tai norėjos, kad ir tas skambesys būtų šiek tiek panašus. Tai tie varpeliai daugiau lengvumas, tada turim tą tokią jau aukštą melodiją varpelių. Kuri, kaip ir prieš pastatoma tam bosui, jos kartu kūrė tokią dialogą. Čia va. Duoda atsvaros, kad tai nėra vien tik tai sunkus, rimtas, pernelyg sofistikuotas kažkoks požiūris į situaciją, bet jis turi ir tą tokią šviesią spalvą. Visose Pietinio kronikose iš tikrųjų tiek man, tiek Ignui norėjos kažkaip pabrėžti tą tokį lengvumą, šviesumą, kad tai būtų visgi geras jausmas. Toks, netgi skaičiau kažkurioje iš tų apžvalgų, kad tai yra toks feel good coming of age filmas. Tai man atrodo, tas geras jausmas, feel good, jis buvo mums svarbus visose elementuose. Žinok, tie garsai, čia be jokių efektų jie tiesiog. Wow. Ir tai yra vienas tiesiog iš pečio, ne? Jo, tai pavyzdžiui, tarkim, yra tas arpedžio, jis specialiai toks paprastas, primityvus, ir tiesiog, be efektų, jis skamba taip. Be abejo, aišku, įjungus delėjų. Šiek tiek atsiranda tos miglos, tokios ore kabančios magijos, kurią tu tada jau gali kažkur nustumti į foną ir pradėti jau, statyti istoriją ant viršaus jau. Ir kas čia vyksta, tai yra, iš tikrųjų, tas sintezatorius turi kaip 4 sluoksnius. Tai pirmame iš jų yra tokie ties subtilūs, tokie aidintis kažkokie atgarsiai, lyg tai barškantis ore, kažkokie migloti tokie efektai. Tada antrame sluoksnyje yra pagrindinis tas smūgis. Ir tada trečiame sluoksnyje yra ta bosinė nata, juos visus 3 sujungus. Jie gauna tokią, išskirtinę kažkokią faktūrą, kuri nėra vien tik tai elementari garso banga palaikanti žemoje tonacijoje, bet ji dar turi ir kažkokią mikroistoriją. Kiekviena ta nata, ji turi tarytum mikropasakojimą, kad kažkas, kad buvo smūgis, kažkas įvyko, kažkas nuskilo ir lyg tai kažkur nubyrėjo, toks elementas. Man atrodo, jeigu pagrindinė tema yra tokia labai viltinga, šviesi, tai šitoje yra daugiau tamsos. Ta prasme, kad atsiranda daugiau neaiškumo istorijoje, Rimantui daugiau neaiškumo, kur link viskas eina. Ir lyg ir atrodė, kad tu gali visada laimėti, bet galbūt ne visada tu esi tas nugalėtojas. Tai, tu toks iš principo vanduo, kuris plauki tiesiog, kaip ir pavadintas tas gabalas ir kasetė. Iš tikrųjų, jis yra pirmasis, Bruce Lacks rašė kariai kaip vanduo būti.
Tai, tokia vat sąsaja, kad jis toks truputėlį plaukiantis nebe galėtų įtakoti to, kas bus. Ir kiekvienas iš tų sluoksnių iš tikrųjų yra konstruotas panašių principų, kad aš prisikuriu pačių garsų sintezatoriuje ir tada keliauju per tuos skirtingus tembrus, kol randu tai temai būtent tinkamą garsą. Tada aš netgi kažkiek pamodifikuoju pačią temą, kad ji geriau išnaudotų to tembro visas galimybės. Ir kartais atrodo, ką tu būni suplanavęs, nebūtinai tai ir lieka galutinėme variante, nes, tarkim, tą pačią tų euforiškų pedų melodiją permetus į kažkokius varpelius, jie irgi gali staiga turėti kažkokios, tokios daugiau perkusinės faktūros. Tai realiai grįžtam prie to, kur padiktuoja technologinis kažkoks tai sprendimas, tą kūrybinį sprendimą. Aš manau, kad technologija ir idėjos eina iš vien, bet visgi idėja yra viršuje. Tu pirmą turi idėją, ko tu sieki, ir svarbiausia, tu turi jausmą, ko tu sieki. Tu maždaug įsivaizduoji, kaip tu nori jaustis, grojant tai muzikai, tai temai kažkokiai, ir kokį efektą tai kuria tau, ir potencialiai kokį efektą kuria žiūrovui toje scenoje. Ar tai koreliuoja su dramaturgija tos scenos, ką mes norime pajausti žiūrėdami į personažų išgyvenimus. Ir to pagrindu, tu vadovaudamasis, tada jau ieškai priemonių, kaip tą pasiekti. Tai mano atveju norisi ir 90-ųjų tos autentikos, pojūčio, kad viskas yra lyg tai kaip tada, kad tai nebūtų atlipę nuo personažų realybės. Bet kartu ir norisi tokių kartu norisi tokių nekonkrečių, abstrakčių garsų, kurie šiek tiek yra granuliuoti, išplaukę, tokie užvelti, migloti. Kad tas neaiškumas, kuris personažų galvose, Rimanto galvoje, kuris visą laiką jį lydi, tu lyg tai ieškai savęs, ne iki galo suprasdamas, kas tu esi. Man atrodo, ir tos transformacijos, kurios vyksta muzikos garsuose, jos irgi yra panašioje tokioje plotmėje veikiančios. Aš turiu daug tų sluoksnių, kurie kažkur įeina, kažkur išeina, gali būti kažkokie kartais neadekvatus, galbūt varpelio, kažkoks prisiminimai, tokie liktai, toks truputėlį vaporwave-iškas suklijavimas kažkokių atminties purslų. Netgi pradžioje, kai aš pradėjau rašyti Pietinio kronikom, Ignui siųsdavau ten temas, kažkuris net buvo variantas, kad ten apie atminties purslus. Kažkas failo pavadinime tokio tiesiog taip atsitiktinai gavos. Bet iš principo jo ir yra toks keliavimas per atsiminimus, kurie gal buvo, gal nebuvo. Ir tie garsai, jie viena vertus yra sofistikuoti, kadangi turi daugiau sluoksnių, bet kartu jie yra labai naivūs ir primityvūs, kadangi tie sluoksniai, tu girdi, kad jie yra iš tokių ribotų skaitmeninių priemonių sukonstruoti ir jie turi tą tokį nekaltumo, naivumo tokio šiek tiek elementą. Tu juos nežiūri pernelyg rimtai, bet kartu žiūri pagarbiai. Tai man atrodo, kartais ir tokias kažkokias akordų sekas staiga gali išplaukti, kurios susivelia jau užgroja per visus tavo jausmus. Ir man iš tikrųjų tas turbūt ir buvo toks indikatorius, kad aš žiūrėjau, kaip aš pats jaučiuosi klausydamas tos muzikos, ar ji mane nukelia į tas būsenas, kaip aš jaučiausi būdamas tokio amžiaus, arba gal net toje terpėje, nes, aš buvau kažkiek jaunesnis, bet irgi Šiauliuose. Įvairiose vietose vyko tas procesas. Aš iš tikrųjų turbūt tarp 3 studijų šokinėjau, kol kūriau šitą Pietinio kronikų muzikos takelį.
Ir dalis jo vykdavo, pavyzdžiui, namuose. Tiesiog, kai visiška tyla, galbūt vėlu ir tu su ausinėmis pasineri tiesiog į tą tokį pasaulį, arba tu kažkur net išvažiuoji, galbūt keliauji. Ir aš jau vos ne kaip portabilų objektą traktuoju šitą sintezatorių, nors jis yra rekinis ir šiek tiek sveria, bet tu jį gali nešti su savimi. Tai vat aš turiu tokį keliaujantį su manimi, sakykime, setupą, kuris važinėjosi Pietinio kronikų procese. Ir įvairiai. Kartais yra, kad aš sėdžiu ir ieškau tam tikrų tembro skambesių. Kažkaip galbūt juos kuriu nuo nulio, visiškai ieškodamas kažkokių, nežinau, specifinių niuansų tame garse, kurie mane inspiruotų ir kurie galbūt padėtų kažkiek pasakoti tą istoriją. O kartais aš rašau melodijas ir sėdžiu ar groju su klaviatūra, bet aš daugiau orientuojuosi į harmoniją. Kartais darai abudu dalykus paraleliai. Tai nėra tokios formulės, kad aš atsisėdau ir dariau taip viską apgalvojęs. Iš tikrųjų visai buvo, bet visą laiką tu turi čekinti savo tą jausmą, kaip tu iš tikrųjų jautiesi, kai tu girdi tuos garsus, kaip jie tave verčia jaustis. Ir tam tikrus garsus tu kartais prašoki, tiesiog, pavyzdžiui, jie tokie, sakykime, irgi turi savo vietą, bet galbūt šitai scenai man jie jau per daug deklaratyvus. Jo. Ten trimitai kažkokie. Kad jie primityvus, tai yra gerai, bet jie šiek tiek deklaratyvus. Čia kažkas tokio jau, subtilesnio ir tu tada, tiesiog taip žiūri, kartais tave inspiruoja spalva, kartais tavo harmonija inspiruoja spalvą, kurią tu naudosi. Ir kai tu jau jauti, kad tai yra gerai, tu fiksuoji. Ir kas yra faina, tu nebeleidi laiko grįždamas prie to, galvodamas, kad gal reikėtų man šitą vieną natą kažkur pastumti į kairę ir dešinę, galbūt šita nata nėra tinkama. Jeigu jinai netinkama, tu pergroji tiesiog. Bet iš principo labai svarbus dalykas, kurį mes galbūt kažkiek esam praradę dabar, kuris buvo per daugybę dešimtmečių ir kurį praradom dabar, yra angliškai commitment. Tai yra, kad tu priėmi sprendimą čia ir dabar, kad tai yra gerai ir tai fiksuoji. Iš principo, Elvis Preslis rašė į vieną mono takelį savo gabalus. Grodavo gyvai grupė, visi gyvai, vienas mikrafas, tokie dalykai buvo. Ir jeigu tai skamba gerai, tai skamba gerai ir to užtenka. O kai tu turi galimybę grįžti į, nežinau, šimtus tų sluoksnių ar tūkstančių sluoksnių, visokių muzikų yra, tai faina, bet tada tu praleidi labai daug laiko galvodamas, ar geriau toks kikas, ar geriau toks sneras. Arba net gali pakeitinėti tos snerus iki beprotybės ir tu gali 3 metus sėdėti su tuo. Man patiko toks principas, kad tu tiesiog įrašinėjai tai, kas groja. Ir kai tau patinka, fiksuoji tiesiog tą. Čia net atsitiktinė aš kažkokį garsą, aišku, jis dabar eina per mano efektų visus sugalvotus tuos sluoksnius, bet tokio nepanaudojau, bet irgi jis turi daug tokio miglos dūmų, tokių ore, jie kažkaip rezonuoja su tais pop simboliais 80-ųjų, ankstyvų 90-ųjų video kasetėse, filmais, tokiais dalykais. To norėjosi iš tikrųjų, kad tas jaustųsi kažkaip ir čia. Ir jeigu man sukuria tą jausmą, aš fiksuoju tą garsą ir jis tada ten keliauja. Ir po to aš vėliau žiūriu tada, ar grįžus po kelių dienų prie to jis man vis dar kuria tas emocijas. Ir kai kuriuos tu iš jų identifikuoji kaip inkarus, tokius, kurie lieka. Man skamba, kad dabar jau labai aiškiai sukurta yra ta visata Pietinių kronikų ir dabar
ar būtų lengviau daryti antrą dalį Pietinių kronikų, kai jau turi visą workflow pasidaręs su garsinė baze, su konceptu, kūrimo soundtracko? Ar norėtum iš naujo kažkaip pažiūrėti tą? Aš tai manau, gal čia tokia jau mano asmeninė savybė, bet nors aš 20 metų dirbu kine, kaip garso režisierius, bet kiekvienas naujas filmas mane atveda į poziciją, kai aš specialiai nežinau, nuo ko pradėti. Nes aš galėčiau sakyti, kad aš žinau, čia reikia 200 Hz, čia reikia 1000 Hz, čia reikia tiek išpjauti ir taip čia darom mes. Aš galėčiau taip daryti, bet tai kiekviena istorija ji reikalauja visiškai kitokio priėjimo. Tu negali kaskart visiškai vadovautis tuo, kas tau suveikia praeityje. Tai dėl to taip, jeigu tai būtų serialas, galbūt būtų lengviau tęsti dabar, arba jeigu staiga atsirastų director's cut, kuris bus 5 valandų, bet vis dar iš visos tos medžiagos, galbūt būtų lengviau, bet man pačiam, aš nežinau, ar būtų prasminga eiti tuo keliu. Vis tiek aš turėčiau suprasti filmo esmę, to jau naujo filmo esmę, ir ar ji vis dar to paties reikalautų, tada spręsti. Jo, Rimantas irgi jau būtų pasikeitęs antroji daly. Rimantas būtų pasikeitęs antroji daly ir net neaišku, ar Rimantas būtų centrinė figūra antroji daly. Jo. Vytė, kur galima pasiklausyti žmonėm Pietinių kronikų garso takelio? Tai garso takelis yra išleistas kasetės pavidalu. Deja, ta kasetė jau yra išgraibstyta ir antras tiražas taipogi ištirpo, bet matysim kaip toliau, bet kuriuo atveju skaitmeninėse platformose jis yra ir geriausia turbūt per Bandcamp, puronas.bandcamp.com. Galima rasti visą mano kurtos dalies garso takelį. Ten nėra Too Unlimited, ten nėra Mr. Vane ir filmo prodiuseris, kai išgirdo, kad yra leidžiamas tas garso takelis, perklausė ir labai rimtų tonų. Ar ką jūs planuojat ir šitos gabalus ten sudėti? Ne. Mes tuo neužsiema, nebe 90-ieji. Tai čia yra originaliai filmui rašyta muzika. Ir Bandcamp'e turbūt geriausia jos ieškoti. Ar yra dar žmonių, kuriem norėtum padėkoti už visą soundtracką, už pagalbą, nežinau, kolegom? Aš labai norėčiau iš tikrųjų paminėti ir padėkoti Praną Gudaitį Pranzą, kuris prisidėjo prie šitos kasetės fizinio pavidalo atsiradimo. Iš tikrųjų, be jo nebūtų tai įvykę ir yra be galo džiugu, kad šita kasetė, ji kaip ir parašyta, pagaminta Lietuvoje, ji yra pagaminta čia Lietuvoje. Yra visiškai tokia industrinė, atrodo, kaip masinės gamybos kasetė, būtent tokia, kokios aš norėjau, aš nupasakojau savo viziją, mes susiderinome, kaip ji turėtų atrodyti ir kai ji atvyko, netgi sakyčiau, spauda gerokai geresnė negu ant BASF kasetės arba Sonic Love kasetė, šiaip irgi gerai Sonic Love, faina. Bet jos skiria jau kiek, 30 metų turbūt, ne? Skiria 31 metas. Ir šita kasetė pagaminta Lietuvoje yra, žiauriai fainas jausmas. Tai Pranui Gudaičiui, iš tikrųjų Ignui Miškiniui labai dėkingas už tai, kad jis pasitikėjo, patikėjo ir kad mes galėjom su juo visiškai pagykinti apie visokius sintezatorius, dalykus, vokiškus sintezatorių manualus paskaitinėti. Ir tiesiog kurti, gyventi tame jausme. Egliai Vertelytei už scenarijų, Rimantui Kmitai, iš tikrųjų už tai, kad jis atidarė tą stalčiuką, kuriame mes šiauliečiai laikėm savo kalbikę pasislėpę. Ir kas lygtai buvo užmiršta su visais 90-aisiais, lygtai nelabai geras tonas, jau beveik išmokom kalbėti bendrinę kalbą.
ir staiga tu supranti, kad ten buvo kažkokio šarmo visame tame dalyke ir tu gali tai išsitraukti. Iš principo dabar nebėra šiaulietiškai kalbėti blogas tonas, tam tikra prasme netgi yra visai cool. Wow, tai Rimantui už visą tą procesą yra žiauriai didelis dėkui. Ir aišku, Lukui Trimoniui, prodiuseriui filmo, už tai, kad jis sudarė mums sąlygas žaisti su tą paletę, kad visiškai, praktiškai be kompromisų filmas įgyvendintas. Tai yra, kur mes negalėjom gauti Chris Cross'ų, mes gavom MC Hammer, You Can't Touch This, kur mes negalėjome gauti Max, mes gavome DJ Bobo ir, tokio lygio kompromisai. Tai už tai didžiulis dėkui. Ir dėkui visiems, kas filmo eigoje palaikė, suprato visą tą procesą. Aišku, namie žmonėms, kad visiškai toleravo mano augančius tos sintezatorių kalnus ir kad tiesiog buvo galimybė eksperimentuoti, dalintis ir, kad tas procesas iš tikrųjų buvo labai šviesus visiems žmonėms, kas prie to prisidėjo, už tai, kad buvo šviesus. Gerai. Ačiū. Ačiū, Vyti, labai už pokalbį. Ir tikiuosi susitiksime dar greitai tavo studijai, pakalbėsime kitomis temomis, o dabar linkim Pietiniam kronikom gero likusio kino maratono, kino teatro maratono. Ačiū. Turn on, Ačiū. tune in, Bravo. drop out. Well, I feel very fine.